Su menininkė Jolita Vaitkute susitikome Lukiškių kalėjime Vilniuje. Tokioje neįprastoje vietoje žinoma moteris įkūrė savo studiją. Būtent į ją kas rytą ji keliauja Vilniaus gatvėmis, o keliaudama parsineša įvairiausių jai tinkamų medžiagų, iš kurių ji kuria meninės instaliacijas. Man patinka kurti iš to, kas yra aplinkui ir galima susirinkti tiesiog einant į studiją. Ir ten ar lapeliai, ar alyvų šakos, ar tai kažkokie tai spygliai ir jos pasižiūrėti irgi iš naujo. Nes mano pačios idėja yra tokia, kad nereikia ir pragmatiškai vertinant drobę brangiau kainuoja negu lapeliai, kuriuos galiu po kojom savo sužiūrėti. Tai pragmatiškai tiesiog visada gali būti pasiekamas įkvėpimas su tuo, kas yra aplinkui. Taip iš rudens lapų gimė net menininkės autoportretas. Iš tikrųjų šitas projektas man pačiai labai patinka, nes taip pat iš to stebėjimo, nes vis tiek mano kūryba ir technika įtraukia objektą, tai reikia labai daug pastebėti savo kasdienybę įvairių tai momentų. Eidama per rudens Vilnių supratau, kad skirtingi medžiai turi savo skirtingą netgi temperatūrinį palietimą ir krent temperatūrai jie skirtingai raudonuoja arba geltonuoja arba dar lieka žali. Iš to tokio kaip kažkokio užfiksuoto laiko medžiuose, kaip kasti juostelės, kuri būtų temperatūrai jautri, galima sukurti tam tikrus miesto vaizdus. Tai aš buvau pradėjęs fotografuoti gatvėje žmonės ir surinkus šalia medžio lapus jos sudėliojus į mozaikas. Kiekvienas menininkės darbas visiškai skirtingas. Iš kur jai gimsta tiek idėjų? Iš kasdienybės. Man tai iš tikrųjų labai daug kasdienybė dalykų būna, kad ten pjaustai burokėlį ir pažiūrėjus į išrašiau, suprantu, kad ten puikios tekstūros, kurios gali pasitarnauti kitam darbui ar ten į puokštę kokią nors. Man smagu, kai po ranka yra dalykų, iš kurių galiu sudėti ir nereikia svarstyti, galbūt čia reikia tokio dažo, tokio pigmento susimaišyti. Viskas čia yra šalia manęs. Tai maistas man įdomus bendrai per tai, kad yra nykstantis dalykas ir galima sugauti, tarkim, daržovėse tą momentą, kai jos galbūt dar visai nepakitė, bet po to jos pakis, kaip ir augalai. Galima jas suvartoti ir nepalikti jokios atliekos savo kūrinių, nes man svarbu nekurti atliekų ir kad tas momentas, kuriame darbas yra laikinas ir galbūt matomas tik man, jis man ypatingas yra tuo, aš jau užfiksuoju ir aš nesikiu, kad jisai liktų amžinai ir ten kažkada galbūt bus nebeaktualus, nebeįdomus ir nuguls sandėlį. Tai jau geriau jį suvalgyti. Klausantis Jolitos jau visai nenuostabu, kad jai kilo idėja sukurti paveikslą iš kalafiorų. Vašingtonas, turbūt Vašingtonas iš kalafiorų, tai čia buvo toks reklaminis dalykas, bet ten buvo kadras, kaip suspjausto jisai. Tai manau, kad komanda jis vartojo. O mano kūriniai ankstesni iš maisto, tai taip, dažniausiai visada nuguldo ne tik į mano lėkštę, bet ir neišvengiamai tų žmonių, kurie aplink mane yra. Tai yra priversti daug daržovių mano draugai valgyti. Menas menu, o kokia mūsų laidos pašnekovė gyvenime? Ar rūšiuoja, pavyzdžiui, maisto atliekas? Tai natūraliai tiesiog yra tam visas galimybės. Nors aš dabar turiu tokią antrą problemą, kad kadangi aš gyvenu šalia savo studijos ir aš einu pro savo rūšiavimo konteinerius į studiją ir kad neždama ten kokį nors kartoną, ar ten popierių, ar ten plastiką, aš taip einu ir galvoju, čia surūšiuot šitą studiją nešitis, nes galbūt man prireiks šito. Tai jau darosi problemėlė, turiu pasakyti, bet stengiuosi surūšiuoti ir nesinešti viską į studiją.